Įrašas yra pradėtas. Tai šiandien turime darbotvarkėje 2 klausimus. Iš esmės, pirmas klausimas yra pagrindinis dėl mūsų antikorupcijos komisijos veiklos nuostatų aptarimo ir teikimo jau tarybai svarstymui. Labas, Vaidai. Vaidai, kadangi vėliau prisijungiai, informuoju, kad posėdis yra įrašomas. Ar turi prieštaravimų dėl to? Neturi, gerai. Antras klausimas yra kiti klausimai, jeigu tokių turėsim, tai galėsim apsitarti. Dabar dėl nuostatų mūsų komisijos. Jau pagaliau ir aš jums savo tą lyginamąjį variantą pateikiau ir pateikė teisės skyrius savo pastabas. Ta dokumentą jums visiems siunčiau. Zigmantai, labą dieną. Labą dieną, atsiprašau labai. Jūsų taip pat turiu atsiklausti, posėdis yra įrašomas ar neturit prieštaravimų dėl įrašymo? Ne, viskas gerai. Puiku. Tai pristatau dabar kaip tik darbotvarkę iš 2 klausimų. Pirmas klausimas yra mūsų nuostatai mūsų komisijos. Ir kaip sakiau, turime pastabas gavę iš teisės skyriaus. Ir dabar norėčiau tiesiog pasitarti dėl pačios tvarkos aptarimo tų nuostatų. Kadangi siunčiau jums anksčiau tas visas pastabas, tikiuosi, kad visi pasižiūrėjot. Ir dabar mano klausimas, ar turėčiau šėrinti dokumentą ir eiti per kiekvieną pastabą ir kiekvieną iš jų aptarėme? Ar tiesiog inkorpore priimame tai, kad pastabos yra tinkamos, teisingos, teisėtos ir turėtų būti pagal jas pakoreguotas dokumentas? Tai tokiu atveju aš padarysiu paskutinį galutinį lyginamąjį variantą atsižvelgdama į visas teisės skyriaus pastabas. Ar visgi dėl kiekvienos pastabos einam atskirai, arba galbūt jūs dėl kažkokios vienos konkrečios turit kažką pasakyti? Kaip jums atrodo, pasitarkim? Man asmeniškai viskas tinka šiaip. Gal prabėgam, tengi nedaug tų yra pastabų. Firt, kad nebūtų paskui nesusipratimų. Gerai, pabandom tada. Nes bet kokiu atveju paskui tą lyginamąjį variantą aš jums dar kartą siųsiu ir prašysiu jūsų pritarimo. Tai, bet galim, jeigu norisi, to pabandysiu pabendrinti. Taip. Ar matosi mano ekranas? Taip, matom. Gerai, puiku. Tai tada ties kiekvieną pastabą žymėsiuosi, ar pritarėm ar nepritariam. Pirma pastaba, Agata siūlo keisti numeraciją. Manau, kad galime pritarti tokiai pastabai, nes kažkokio tai esminio turinio dalyko čia nepakeisime. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Jau galim. Gerai. Gerai, dėkoju. Tada siūlo taip pat Agata papildyti savivaldybės tarybos sprendimu. Čia, manau, irgi galime priimti šitą pastabą. Ar turite pastebėjimų, ar turite prieštaravimų? Viskas ok? Okay. Šitą negaliojantį teisės aktą, ko gero, turėtume išimti, taip suprantu, arba pakeisti nauju. Čia su Agata pasitarsime, kuris yra naujesnis. Tai manau, kad išimkim tiesiog. Išimkim tiesiog. Nu. Gerai. Ar prieštaravimų yra? Rūta, aš dar atsiprašau, grįžtų ten prie praeito pakeitimo, ten kur daugumos ir opozicijos berods buvo, ar ne? Ne daugumos ir mažumos turėtų būti. Ir šiaip tie principai yra tam 24, man atrodo, straipsnį aptarti. Apie kurį dabar pasakyk man punktą kalbi? Tai proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir opozicijos atstovavimo principo. Čia tas proporcinis principas ir jis svarbu čia paminėti, nes 24 straipsnį jis yra aptartas, man atrodo. Tai, žinau, plus, man atrodo, yra ne tarybos daugumos ir opozicijos, o tarybos daugumos ir mažumos, man atrodo. Lyg ir taip ten kalbai. Apie šitą, ne? Agata, ar galit pakomentuoti šitą savo pastabą antrą?
Aš turėčiau pasitikslinti. Šiandien tikrai nesu pasiruošus, kadangi tik nesenai sužinojau, kad šiandien vyks posėdis. Gerai, pasitikslinti pagal įstatymą dar pasirašau. Nes man atrodo, kad Tai kalba laukit, eina pasiūlymas, atsiprašau, tai apie- palaukit, pasiūlymas buvo pateiktas, tai kaip jūs teisės aktų nenagrinėjote, Agata, kaip čia suprasti? Čia jūsų pasiūlymas. Taip, aš suprantu, bet galbūt įsivėlė klaida arba įrašiau pagal įstatymą. Dabar negaliu atsakyti. Tai jau senai labai teikiau tas pastabas. Na, iš esmės čia yra, kaip pasakyti, savokos, ko gero, klausimas ir mes tą savoką turėtume suderinti su įstatymu. Tai tiesiog pasitikslinsime pagal įstatymą ir papildysime taip, kaip yra numatyta įstatyme. Gerai. Ar visi pritarė? Dar viena pastaba. Kontroliuoti, kad savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose būtų vykdomi korupcijos prevencija reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Ir Agata klausė, ar tik administracijoje. O kokius kitus juridinius vienetus siūlote čia, Agata? Rūta, aš norėčiau priminti, kad aš šiandien vykdau komisijos sekretorės pareigas. Taip, aš suprantu, bet pastaba yra jūsų, tai galbūt tiesiog patikslinsite, ką turėjote galvoje, nes iš esmės čia yra, mes šituos nuostatus keičiame ankstesnių galiojusių nuostatų. Tai aš greičiausiai turėjau ir savivaldybės įstaigas omeny. Tai ar struktūriniai padaliniai, struktūriniai padaliniai Yra seniūnijos. Iš tiesų, man atrodo, kad mes visur toliau kalbame ir apie administraciją, ir apie savivaldybės įstaigas. Taip, tai aš ir turėjau. Tai matyti, tai tuomet šitą punktą mes galėtume papildyti. Taip, aš sekančiam komentarė netgi rašau, kad apie biudžetinės ir viešasias įstaigas, kurių savininkė yra savivaldybė. Taip, būtent. Ir valdomos įmonės. Gerai, tai ar visi pritarė, kad galime papildyti šitos punktus ir priimti pastabas? Kažkas kažką sakėte, nenugirdau. Galim. Galim, gerai, tvarkoj. Aš Vaidai, tavo balsą lyg ir girdėjau. Jo, aš pritariu, sakau, viskas yra tvarko. Tik aš nežinau, kažkaip reikėtų, mums gal čia tokia bendra pastaba, aš kažkaip pat jaučiu, kad komitetus administracija taip žiūri pro pirštus, tai arba mes šiandien, ateina žmonės, kurie gali klausimus atsakyti, arba neteina, tai ta prasme, man asmeniškai čia atrodo keistai, kai žmogus teikia pastabas, atsiprašau labai. Ne, Vaidai, nelabai supranti situacijos, čia visai truputėlį kita situacija, iki šiol mūsų sekretorė komisijos buvo Jovita Griškevič, bet deja, aš visą savaitę negaliu su ja niekaip susisiekti ir taip suprantu, kad bendrųjų reikalų skyrius kažkodėl Agatą paskyrė mūsų sekretorė. Ir tai šiandien apie tai sužinojau. Atsiprašau, Rūta, taigi Jovita jau nebedirba. Na va, o manęs niekas neinformavo, aš jokios informacijos negavau. Ir su bendrųjų reikalų skyriumi šiandien mūsų frakcijos referentė bendravo ir, sakau, paskyrė Agatą ir jinai šiandien kaip ir sekretorė, nors jinai iki šiol teikia šitas pastabas. Tai, tokia kuriozinė šiek tiek situacija išėjo. Jo, tai tik tai mano tas prašymas tai būtų, kad, aš nežinau, gal čia galima atkreipti, vis tiek turbūt su meru bendrauja Rūta ir ta prasme, ir administracijos direktorium, ta prasme, jeigu mes čia susirenkam visi ir neturim su ko pasikalbėti tik tai tarpusavį, tai gal reikėtų tą administraciją vis dėlto jungti šiek tiek. Ta prasme, aš neturiu nieko prieš Agatą ar kažką tai, ta prasme, man tiesiog norisi kvalifikuotą kažkokią atsaką, kurio aš dabar negirdžiu, žinai, tai dėl ko mes čia tada susirinkam, žinai, tai toks mano būtų mintis tokia. Aš, Vaidai, tave girdžiu ir aš manau, kad sakau, kadangi tas pastabas siunčiau visiems iš labai anksto, mes turėjom galimybę pasižiūrėti, bet jeigu mums kyla kažkokių esminių klausimų dėl tų pastabų turinio, aš manau, mes galime
jas pasižymėti ir susirinkti dar kartą iki sekančios tarybos kitą savaitę išsiaiškinę iki galo. Bet pačioje pradžioje posėdžio aš išgirdau, kad kažkaip labai daug klausimų niekam nekilo dėl tų pastabų. Ar galim man keliauti klausimų toliau? nekyla, man ta prasme tiesiog noras, kad administracija bus susitraukus ir tiek. Supratau. Pasistengsim išgirsti ir įgyvendinti jūsų prašymą, Vaidai. Ar galim keliauti toliau su pastabom? Prieštaravimų negirdžiu. Kita pastaba dėl 6.3 punkto teikti pasiūlymus tarybai dėl įvairių šitų mūsų klausimų. Ir yra siūlymas tuos siūlymus teikti ne tik tai tarybai, bet ir merui. Ar galim pritarti tokiam? O kažkur Pataisymui, teisės papildymui? nuostatose yra parašyta, kad ir merų reikia? Ar čia tiesiog, kad... Tai yra ne tai, kad reikia. Aš manau, kad mes įsitraukėme tai ne tiek kaip prievolę, bet kaip galimybę pagal atskirų klausimų specifiką, ar ne, kreiptis arba į tarybą, arba į merą, kadangi meras yra vykdančioji institucija, o taryba yra leidžiamoji, ar ne, tai galbūt dėl kažkokių specifinių klausimų dėl leidimo, dėl leidžiamosios dalies įstatymo, ar ne, mes galėtume kreiptis į tarybą, o dėl jau vykdymo kažkokių klausimų, kaip į administraciją, tai į merą. Manau, pagal specifiką ir pagal turinį klausimo mes patys galėtume Bet to meras yra įstaigų įgyvendinančioji teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija. Dėl to aš siūliau dar merą. Atsiprašau, bet pasiūlymus kažkokiem pakeitimai meras vykdo, bet meras negali įtakoti dokumento ar ten tvarkos kažkokios tarybos Meras gali teikti priėmimai. siūlymus. Meras gali Siūlymus, teikti taip. tarybos. Taip. Meras gali teikti siūlymus, meras gali teikti siūlymus ir administracijai. Tai aš nematau priežasties, kodėl mes negalėtume čia įtraukti ir mero institucijos. Nes lygiai taip pat kiekvieną kartą priimdami sprendimą kokį nors, į ką mes kreipiamės, mes ko gero tarpusavėje tarsimės ir balsuosime ir spręsime, į ką geriausiai kreiptis. Ar tiesiogiai į tarybą su kokiu nors, nežinau, tarybos sprendimo projektu, rezoliucija, pareiškimu ar kuo, ar tiesiogiai į merą. Man tai tinka šitas siūlymas. Ar balsuojame dėl šio siūlymo, ar galime bendru sutarimu? Nežinau, kolegos, man tai taryba. Tai mes tarybos pirmoji neeliminuojame. Mes šitame punkte tarybos neišbraukėme, mes tik tai pridedame ir arba merui. Bet čia nebus kaip lygiagrečių. Kas žino meras, tą nežino taryba. Ar kaip? Kaip tai gali būti? Kaip gali meras nežinoti, ką žino taryba? Meras dalyvauja tarybos posėdžiuose, meras tvirtina tarybos posėdžių darbotvarkės, meras pasirašo sprendimus. Bet ne visi pasiūlymai eina per tarybą. Atvirkščiai klausimai, ta prasme, taryba, ta prasme, žinos, jeigu meras kažką tai, ta prasme, sugalvos, apie tai klausimą, man atrodo. Taip, būtent. Ne visi klausimai sprendžiami taryboje. Ar čia nebus tada sudaryta priežastis, kad kažko taryba nežinos, ko... Bet čia tikrai pagal kompetenciją reikia žiūrėti, koks klausimas, juk čia yra, šis punktas yra apie komisijos uždavinius ir čia kalbama, kad komisija gali teikti pasiūlymus, tai jeigu žinotumėm, kad kompetencija yra mero, kodėl negalima merui siūlyti? Aš irgi sutikčiau su Agata, manau, kad čia mažiausia problema tiesiog. Taigi vietos savivaldos įstatymė nurodyti ir mero įgaliojimai ir tarybos, ir čia jau priklauso nuo to, koks yra klausimas ir kieno kompetencija. Tai kaip, kolegos, ar balsuojam dėl šitos pastabos? Aš neturiu galutinės nuomonės. Gal mes įtraukiam, kaip jūs norit, bus dar lyginamasis variantas ir mes apsvarstysim dar. Tai, čia nieko blogo. Galbūt ir nieko, taip.
Gerai, tai aš pasižymiu, kad pritarėme su galimybė persvarstyti, nes vis tiek po to, kai praeisime tarybą su priėmimo stadiją, eisim į svarstymo stadiją į komitetus. Ir aš tikrai siūlysiu Teisės ir Teisėtvarkos komitetą ir savivaldos plėtros, tai manau, kad tame komitete dar galėsime dar perdiskutuoti, jeigu bus reikalas. Kaip mano, Teresa? Teisingai, viskas gerai. Sutinku. Pritarėm, gerai, tai tada taip ir pasižymiu. Aha, dabar. Komisijos funkcijos. Aš labai atsiprašau. Aš, Agata, gal galėtumėte šitą savo pastabą, prašau, pakomentuoti, nes tiesiog pritrūkau oro, atsiprašau. Ne, tai aš tiesiog parašius, kad galbūt nereikia tų griežtų terminų, nes čia yra, kaip, na, mano manimu, 7.2.2 papunkčio detalizavimas. Ir ar, na, tiesiog čia mano siūlymas, ar tikrai reikia numatyti griežtas datas, kai, na, aukštesnės teisės galios teisės aktai to nenumato. Tai čia dabar tada mums pasisvarstymui Čia tiesiog komisijos nariams, ar mes save apribojam kažkokiomis datomis, ar tik tai pasakom, kad kiekvienais metais kalendoriniais privalom pasirengti metinį planą ir kiekvienais metais ataskaitą parengti už praeitus metus, nenurodydami konkrečios datos. Iš vienos pusės galbūt mes taip palengvintume savo darbą, nenurodydami datų. Kita vertus, nenurodžius datų, tada išplaukia, kaip pasakyti, ir tų planų sudarimas ir įgyvendinimas į visiškai neaiškius terminus. Tai nežinau, kolegos, patarkit man. Teresa, matau, ranką pakėlėt. Jo, galbūt čia nereikėtų nurodyti datos pateikimo, bet ne vėliau įrašyti, nes negali būti tas terminas ištempiamas iki gruodžio mėnesio, tarkim, už praeitus metus. Galbūt įrašom ne vėliau kaip kažkokią ten datą. Ar paliekame tokias datas, kaip yra, ar nusikeliame į vėliau, nes metų pradžia, aš nežinau, metų pradžia visada būna tokia sudėtinga darbų gal prasme, gal po vieną mėnesį nuvėlinkime, kaip manot? Aš tai linkusi taip, ne vėliau, kaip iki ten balandžio, tarkim, pabaigos, balandžio 30 dienos. Pritarčiau. Aš irgi pritariu. Robertai, ar turit nuomonę šito klausimu? Pritariu, Teresai. Ačiū, Robertai. Kitas klausimas dėl 8.5 punkto, kita pastaba, kad suderinusi su savivaldybės administracijos direktoriumi ir merų siūloma įrašyti savivaldybės įstaigų įmonių vadovais, pasitelkti į pagalbą kitų ir savivaldybės įstaigų tarnautojus ar kitus darbuotojus ir specialistus sudėtingiems klausimams nagrinėti. Ar galime pritarti šitai pastabai, ar turėsim prieštaravimų? Pritariu. Ten įtraukti galim ir čia. Tai parašau su galimybė persvarstyti dar irgi komitete vis tiek. Pasižiūrėsime. Vis tiek turėkime galvoje, kad tie nuostatai, mums svarbu, kad jie įsigaliotų kuo greičiau, nes mes jau užsitempėme ir mano kalties yra tame nemažai metus beveik ir dirbame metus be nuostatų, bet tas dokumentas yra gyvas organizmas, kurį galėsime tikrai keisti, jeigu matysime, kad kažkuri dalis neveikia arba veikia netinkamai. Mes turbūt nedirbame be nuostatų, mes tiesiog vadovaujame senais nuostatais turbūt, kad... Taip, bet iš esmės de jure jie negalioja, de facto mes jais vadovaujamės, bet... Agatos siūlymas nurodyti, kad komisija sudaroma savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis savivaldos įstatymų reglamente nustatyta tvarka. Tai iš esmės, ko gero, taip ir yra, nes mūsų sudėtį tvirtina taryba šiaip ar taip ir dirbame mes ir reglamente, ir savo nuostatose nustatyta tvarka. Tai ar galime pritarti šitai pastabai?
Galime. Galim. Galim viskas tvarkoj. Puiku. Kita pastaba, kad punktas dubliuojasi su pirmu punktu, bet aš nematau problemos, kad dubliuojasi, jeigu atvirai, nes kartojimas mokslų motina, bet nežinau. Pasitarkim, ar pritarėm šitai pastabai, ar jam negaliu Ta sakyti. prasme, šiaip tai nėra linkę kartotis vienas su kitu, ta prasme, kažkokios normos nėra linkęs kartotis. Jeigu vieną kartą paminima, tada antrą kartą jau nebedaroma. Tai tokia bendra praktika. Tai aš nežinau, čia aišku, nėra didelė tragedija, bet aš siūlyčiau tiesiog išimti, jeigu jau vieną kartą paminėtų. Tai pritarėme šiai pastabai, ar ne? Aš pritarčiau. Gerai, dėkoju. Gerai. Siūlymas išskirti į atskirą punktą tai, tą, ką galime kviesti į posėdžius. Tai irgi pritarčiau šitam. Ar turit prieštaravimą? Pritariu. Irgi. Gerai. Siūloma papildyti punktą, jeigu nuspręsime juos palikti, o mes nusprendžiam palikti, kad jeigu visi savivaldybės tarybos nariai sudaro savivaldybės tarybos daugumą, antikorupcijos komisija sudaryta iš savivaldybės tarybos daugumos atstovų veikia tol, kol savivaldybės taryboje susidaro savivaldybės tarybos mažuma ar savivaldybės tarybos opozicija. Aš kaip suprantu, čia yra įstatymo nuostata, ko gero. Agata, pataisykit mane ir mes tikrai galime ją įtraukti, jinai tikrai niekam neprieštarauja ir jinai yra visiškai logiška. Ar pritarėte? Pritariu. Pritariu. Taip. Gerai, toliau. Kadangi, kaip sakome, dubliavimus išimame, tai ir šitai tada pritarėme. Taip, dabar nustatyta reglamente. Jei bus nuspręsta palikti visus šios skyriaus punktus, šį sakinį tikslinga išbraukti. Ar, Agata, patikslinkite mane, jūs siūlote išbraukti 16 punktą visą? Dėl nuostatų tai galima būtų palikti. Tai šitą tada 16 punktą paliekame, ar ne? Ne per reglamentą aš siūliau ten. Dėl nuostatų palikti reglamentą neveikia. Taip. Sekundę. Aš dar toliau ten siūliau dėl šių punktų, kad galima papildyti trečią punktą, vat būtent tą dalimi, kad komisijos nuostatus tvirtina taryba. Nes ten kalbama apie nuostatus. Bet tai vėlgi ar nedubliuosim tada? Ne, tai jau tada išbraukti iš čia tą punktą visą. Tai jeigu čia paliekam, tai tada neperkeliam. Tada taip. Nors tas trečias punktas, jis kalba būtent apie nuostatus. Tai logiška būtų. Aš pritariu Agatai. Logiška būtų perkelti į trečią tą punktą. Neprieštarauju. Svarbiausia, kad nuostata lieka, kuriame punkte man... Tinka, prasme, tai tinka, čia nematau problemų. Jo, eiliškumas čia nesvarbus. Tai pasižymiu, kad perkeliame į trečią punktą. Taip. Komisijos nariai, kurie nėra tarybos nariai, komisijos posėdžių metu atleidžiami nuo tiesioginio darbo. Mes apie šitą punktą, kiek pamenu, diskutavome praėjusį kartą ir žadėjome pasitikslinti su aukštesniais teisės aktais. Ir jeigu matėte, esame gavę vyriausybės nutarimą
apie komisijos narių, kurie nėra tarybos nariai, ten apmokėjimą ir atleidimą nuo darbo ir taip toliau. Tai aš visgi siūlyčiau šitą punktą palikti. Tegu jis būna toks, koks yra, nors šią minutę mūsų komisija yra sudaryta tik tai iš tarybos narių, bet šitas punktas mano akimis galėtų likti ateičiai, jeigu atsitiktų taip, kad į komisija būtų sudaryta ir iš kitų asmenų. Kaip manote? Aš tik žinai, ką įdėčiau, aš įdėčiau kažkaip tai, kad, nu, ta prasme, mes negalim atleisti žmonių, kurie nedirba mum, ta prasme, nuo tarnybos, ar ne, čia įstatymo turbūt reikėtų. Tai nors rašyti, kiek tai neprieštarauja teisės normoms, nes šiuo atveju, ta prasme, nu, žinai, tu ten pasikvieti žmogų iš Seimo ir sakai, va, tu dabar laisvas, ar ne? Ta prasme, mes tave kviečiam, o Seimas sako ne. Nu, tai ta prasme, kad tokių dalykų išvengti, aš siūlyčiau įdėti tą tokį saugiklį. Bet šitaip, kiek tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams? Atsiprašau, bet į komisiją, sudarant komisiją, jeigu mes kviečiame komisiją dirbti iš kažkokių institucijų, tai institucija turi deleguoti tą asmenį. Mesgi ne asmeniškai prašom kažkokį asmenį į komisiją. Sudarant komisiją, mes kreipiamės į instituciją ir institucija deleguoja į komisijos narius savo kažkokį, kompetentingą atstovą. Nes čia nekalbama, aš pritariu Teresai, iš esmės čia nekalbama apie tuos, kuriuos mes kviečiamės kaip svečius, ekspertus ar kalbėtojus. Ar ne? Čia kalbama apie oficialią komisijos sudėtį, kuri yra patvirtinta tarybos sprendimu. Taip, bet būtent ir apmokėjimas tik komisijos nariams. Jeigu mes kviečiam svečius, mes tik galim paliudyti, aš net nežinau, kaip čia teisiškai gali būti, išduoti kažkokį patvirtinimą, kad jisai buvo kviečiamas į mūsų komisiją ir tuo laiku, kad jisai galėtų pasiaiškinti savo darbę. Aš atsiprašau, bet čia yra matytas punktas likęs iš senų nuostatų. O anksčiau čia kalba eina ne apie kitų institucijų, sakyčiau, darbuotojus, o vat kaip ankstesniuose komisijose buvo administracijos darbuotojai. Dėl to taip ir liko, kad čia turimi omenyje administracijos, aš taip suprantu, darbuotojai. Ne tarybos nariai, o administracijos darbuotojai, nes, sakau, čia punktas perkeltas iš senų nuostatų. Gali būti iš administracijos, gali būti iš kitų institucijų. Tai komisija, kurie tarybos nariai yra, tai ar čia dabar būtų tikslinga tai plėstis, aš nemanyčiau, bet, ta prasme, aš tiesiog, žinai, aš noriu, kad nekiltų dviprasmiškų klausimų, ta prasme, tai šituo atveju arba mes išimam, arba įdedam, ta prasme, kažkokį saugiklį, tai ir tiek, nes mes nesam dievai ir negalim už kitus spręsti. Aš tai tiesiog norėčiau šitą punktą visgi palikti dėl to, kad teisinis reglamentavimas jisai keičiasi. Ir kiekvieną kartą kažkam pasikeitus ar išėjus kažkokiam poįstatyminiam aktui, vėl įtraukinėti naujus punktus, tai yra administracinė našta, vėl rinktis dėl kažko. Tai mes galėtume šitą punktą palikti tam atveju, jeigu pasikeistų situacija ir iš tikrųjų mūsų komisijoje būtų patvirtintas asmuo ne tarybos narys, o nežinau, administracijos darbuotojas, seniūnijos darbuotojas, kažkokios savivaldybės įmonės darbuotojas, ar nežinau, kas ten bebūtų, bet kaip Vaidas siūlo, tiesiog pridėti šitą, kiek tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams, kad apsidraustume, kad, kaip pasakyti, nebūtų paskui kažkokių teisinių kolizijų. Kaip manot? Man tinka. Pritariu. Juolab, kad dar galima bus taip ramiau apsvarstyti komitete. Jeigu taip. Vieną klausimą, ta prasme, iš tikrųjų mes galim dabar paimti kažką iš administracijos ir į komisiją įtraukti, taip? Tai tiesiog paimti ir įtraukti mes negalim. Komisijos sudėtį tvirtina taryba savo sprendimu. Taip. Bet šiaip aš pagal įstatymą, ar ta prasme, ar galime sutraukti pagal įstatymą tarybos narius? Pagal įstatymą. Aš sakyčiau, įstatymė labai dviprasmiškai parašyta. Aš niekur konkrečiai neradau, kad turėtų būti tik tarybos nariai,
Bet žiūriu, kad kitos, tarkim, savivaldybės dažnai įrašo, kad tik nariai ir būtent tą vietos savivaldos įstatymo nuostatą traktuoja kaip, kad būtent tik tarybos nariai, bet aš tai sakyčiau, kad gali būti abu variantai. Mes netgi ir su mūsų vedėja dabartinė kalbėjom, kad labai dviprasmiška ta nuostata. Tai aš tai visgi... Nes aš asmeniškai neįsivaizduoju, kas dar galėtų būti be tarybos narių, bet, Galėtų, Vaidai, tarybos galėtų. institucija. O kodėl mes, pavyzdžiui, komisiją negalėtume įtraukti darbuotojo, kuris atsakingas už antikorupciją savivaldybės administracijoje? Kodėl mes negalėtume įtraukti, nežinau, kurio nors seniūno, arba, nežinau, čia tiesiog dabar bandau fantazuoti, kodėl negalėtume ten kurio nors komunalininko vadovą įtraukti į komisijos veiklą, kad užtikrintume visur visame kame skaidrumą. Nežinau. Dėl kad čia tarybos, ta prasme, komisija, tai, mano manimu, galbūt aš, ta prasme, neįsigilinęs pakankamai, bet aš tai matau kaip tarybos instrumentą, kur, ta prasme, tu tvarkaisi su šitais dalykais, bet galbūt aš klystu, tai čia neturiu kažkokių rimtų, ta prasme, argumentų šitoje vietoje, bet man atrodo, kad čia yra daugiau tarybos narių reikalai. Daugiau bet, sakau, tarybos. Tai ar dėl šito punkto išbraukimo arba palikimo turime balsuoti, ar galime bendru sutarimu sutarti, kad jį paliekame, prirašydami tą neprieštaravimą teisės aktam? Man atrodo, kad sutarėm, ar ne? Jo. Taip, jaunam, kad paliekam tolimesniam nagrinėjimui. Aš tai iš tiesų manau, kad kaip ir Vaidas sako, kad čia ta tarybos mūsų yra iš tiesų ta komisija ir svečio teisėmis, tai galbūt galima pasikviesti kaip ekspertus į vieną ar kitą posėdį, bet šiaip tai yra tarybos narių komisija, mano galva. Bet kaip nutarsit? Problemų nematau dėl to. Kaip tyčia. Rūta, galiu? Taip. O aš manau taip, vis tiek, jeigu bus pasiūlyta į komisiją įtraukti dar, nesvarbu, darbuotojus iš administracijos arba iš seniūnijos arba iš kur, tai pas juos irgi yra kažkokie tai dokumentai vidiniai, kur yra apmokama, turbūt aprašyta dėl apmokėjimo, jeigu jie išeina į komisiją tomis valandomis, kaip pas juos yra darbas. Ar nebus vestas vestuotas? Aišku, čia geriausiai, jeigu būtų teisininkai, jie galėtų paaiškinti. Žiūrėkit, Irena, aš tikrai šią savaitę mačiau, kad mes gavome dokumentą DVS susipažinimui būtent šituo klausimu, kur yra ar vyriausybės nutarimas, ar finansų ministro įsakymas. Dabar sunkiai atgaminu, bet iki teisėtvarkos komiteto aš tikrai atrasiu tą dokumentą, su kuriuo mes turėjome susipažinti. Ir pasižiūrėsiu, kas tenai įrašta, nes jis nebereikalo toksai surašytas, nes ten lygiai taip pat ir skamba dėl komisijos narių, kurie nėra tarybos nariai, komisijų posėdžio atleidimo ir apmokėjimo tvarkos. Ir tada pasižiūrėsime šitą vietą. Kol kas aš visgi linkusi palikti šitą punktą ir teisėtvarkos komiteto posėdėje tada galėsime nuspręsti, ten gal daugiau, kaip pasakyti, teisininkų ir kompetitingų žmonių. Tinkam. Ar visi sutinka? Sutinkam. O sakykit, Rūta, pas mus yra galimybė uždarų posėdžių? Ar visi posėdžiai pas mus privalo būti atviri ir įrašomi, ar yra numatyta galimybė ir uždarų posėdžių? Atvirai pasakysiu, dabar iš karto nežinau. Tai žiūrėkit kitą Rytos Dadgevičienės pastabą. Ten visur rašoma išskyrus etikos komisiją. Tai čia pagal įstatymą taip yra, ar ne? Tik tai etikos komisija gali būti uždara? Arba jeigu ten tarnybos paslaptys, valstybės kažkokia paslaptys apsvarstoma. O kaip pavyzdžiui yra su asmens duomenų apsauga? Tai va dėl asmens duomenų apsaugos aš ir norėjau privesti tą klausimą. Nes iš esmės, jeigu pavyzdžiui kažkas kreiptųsi dėl konkretaus asmens ten į mūsų komisiją, ar ne? Ar mes turime teisę tada svarstydami konkretaus asmens veiksmus, ar neveiksmus, ar neveikimą, ar mes turime teisę tai transliuoti arba įrašinėti. Įrašinėti galbūt ir turime teisę gavę jo leidimą, bet transliuoti gyvai, nežinau.
Tai va toliau irgi yra rašoma komentarė, kad svarstant valstybės tarnybos komercinę paslaptį sudarančią su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų reglamento. Tai reiškia, kad yra išimtis vis dėlto pagal įstatymą. Tai žodžiu, prieisim dar prie to, ar ne? Jeigu vat matau labiau tų sekanti- pastabų, jo, gerai. Sekanti pastaba. Čia sekanti pastaba, tai ne visai apie tai sekanti pastaba ne. yra apie... Jo, jeigu jau balsai buvo pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos pirmininko, jo nesant komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Čia Rita Daugiavičienė siūlo braukti, kadangi visi tarybos nariai yra lygūs. Nors ir mūsų reglamente yra nuostata dėl komitetų, jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu mūsų reglamente yra numatyta tokia nuostata, kad jeigu apie komitetus, ar ne, kad jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, tai komiteto pirmininkas turi lemiamą balsą, tai galbūt analogija mūsų komisijoje būtų ir tinkama. Nes iš esmės mūsų narių komisijoje yra 7, net ir vienam nedalyvaujant yra galimybė, kad, pavyzdžiui, pasiskirstys balsai po lygiai, ar ne, 3 ir 3. Ir kas tada? Pakartotinis balsavimas. Ir vėl 3 ant 3, kas tada? Tada išeinam į kambariuką pasitarti. Jo. Čia juokas, aišku. Aš tai kažkaip... Siūlyčiau palikti šitą nuostatą dėl pirmininko balsų. Ką kiti galvoja? Aš irgi palikčiau tą nuostatą. Aš irgi linkčiau palikti, turi būti kažkoks sprendimas priimtas. Jeigu balsavimas yra, vadinasi, nuomonių pasiskirstimas. Ir jeigu po lygiai bus, tai kaip? Reikia kažkokį sprendimą priimti. Mes turim analogiją dėl komiteto, tai galim palikti. Ne. Tai ar balsuojam dėl šitos, ar galime bendrų sutarimų sutarti, kad šitą pastabą atmetam ir paliekam šitą punktą? Paliekam šitą punktą. Paliekam. Gerai. Paliekam. Dabar prieinam prie įrašų. Tai vat mūsų komisijos šitame nuostatose yra parašyta, kad komisijos sprendimu per postį gali būti daromas įrašas, tačiau įstatymas sako, kad mes tuos įrašus privalome daryti, vaizdo ir garso, išskyrus tam tikras išimtis, kurios nurodytos šitoje pastaboje. Tai čia yra tai, ką Stasys ko gero kalbėjo. Ar galime pritarti šitai pastabai? Galim. Prieštaravimų negirdžiu. Galim. Ir pastaba paskutinė, kad dėl darbo reglamento. Kam reglamentas, jei nuostatose viskas aptarta. Su šita pastaba ne visai gal sutikčiau, nes darbo reglamentas gali būti tvirtinamas mano bent jau supratimu kiekvieno posėdžio atskirai metu. Pavyzdžiui, ten turime didelį posėdį iš labai daug klausimų, iš labai daug dokumentų, mes galime pasitvirtinti reglamentą, kur nusistatytume laiko limitą kažkokiem klausimam, pasisakymų skaičiui ir panašiai. Tai būtų išskirtiniai atvejai ir čia parašyta, kad gali tvirtinti, neprivalo tvirtinti, tai aš visgi siūlyčiau šitą punktą palikti. Ką kiti galvojate? Pritariu. Visiškai tinka. Mes galim turėti kažkokį, nestandartinį posėdį ir reikės priimti kažkokiu, kas nėra numatyta mūsų nuostatose. Tai kaip mes priimsim, jeigu mes nepaliksim savo galimybės kažkaip tvarkyti savo darbą. Aš palikčiau. Tai ar niekas neprieštarauja, jeigu mes šitą pastabą atmetam? Neprieštarauju. Gerai, kolegos, ačiū labai. Perėjome per visas pastabas, labai džiaugiuosi, kad visas aptarėme atskirai. Ir pasižadu kitą savaitę jau galutinį lyginamąjį variantą atsiųsti, su kuriuo eisime į tarybą priėmimui ir vėliau svarstymui jau komitetuose.
Kitas klausimas Ačiū mūsų labai Rūta darbo. už darbą ir ačiū kolegos, kad Palauk, nebėg, perkelėt, dar palauk, dar vienas klausimas. Palauk. taip ne, ta prasme, aš tiesiog norėjau padėkoti. Ačiū. Ačiū, kad leidot, kaip sakant, pakeis laiką. Dėkui. Tai nėra už ką. Kitas darbotvarkės klausimas vadinasi kiti klausimai, nes maža ką galvoju, gal norėsime kažką aptarti. Tai aš pati turiu klausimą šitoje vietoje, jeigu galim trumpai. Praėjusios komisijos metu, jeigu pamenate, mes kalbėjome apie tai, kad mūsų tinklapyje savivaldybės yra paskelbti kontaktai, kur galima kreiptis esant korupcijai, anonimiškai ir telefonas, ir elektroninis paštas. Paaiškėjo, kad nei elektroniniu paštu, nei ten pačioj programai rašant, nei telefonu susisiekti neįmanoma. Ir šitą vietą visgi reikėtų tvarkyti. Bet aš pirmiausiai tai norėčiau aptarti su asmenio atsakingo administracijoje už antikorupciją. Deja, nežinau vardo ir pavardės. Jeigu man kas nors padėtumėt, aš galėčiau tada jį kreiptis ir su juo tai aptarti ir galbūt netgi kitą mūsų posėdį jį pasikviesti. Edvard Zakševski. Edvard Zakševski. O mes prieš tai kreipėmės į administraciją, kai buvo, nes prisimenu, kad Stasys tikrino, kad neveikia. Ar čia Stasys ar Vaidas? neveikia ir aš tikrinau, kad neveikia. Tai neveikia ir dabar neveikia. Bet mes tada kreipėmės į administraciją? Ar... Ne, dar nepasikreipėm. Dabar reikėtų, aš tik tai nepamenu, ar čia buvo dar prieš ataką, ar jau po atakos mes tą sprendėm. Čia dar prieš buvo. Tikrai prieš buvo. Čia labai senai jau. Tai va, tai dabar po tos atakos, jeigu normaliai jau tvarko tą tinklapį ir kažkokius naujinius diegia galbūt, tai galėtų ir tą vietą tuo pačiu pasižiūrėti, aš manau, kad būtų pats tas. Tai jeigu niekas neprieštarauja, tai aš tada sukontaktuosiu su gerbiamu Edvardu ir pasižiūrėsime, ką tenai galime padaryti. Ar turit kitų klausimų, kolegos? Ne. Aš ne. Tai ačiū labai tada už darbą. Rūta, dar jeigu šnekam, dar tuo pačiu dar galim dar vieną mintį aš norėčiau paplėtoti. Iš tos konferencijos, kurioje pati buvai ir perdavai mums medžiagą, ten buvo pateikta tokia informacija, kad kas liečia antikorupcinės visas tas korupcinės apraiškas savivaldoje, būtent labiausiai paplitę yra nepotizmas ir partiečių įdarbinimas, ar ne? Aš buvau teikęs siūlymą, kad galbūt net ir nuostatos įtraukti ir kad turėtume galimybę šiek tiek kitą kartą ir mes pasižiūrėti ir tame dalyvauti ir stebėti šitą procesą. Tad to nebuvo palikta. Žinau, kaip jūs galvojate iš tiesų. Tas darbuotojų atrankas valstybės tarnautojų, karjeros valstybės tarnautojų iš tiesų kaip ir vykdo viešojo administravimo agentūra, ar ne? Ir čia tas savivaldybės dalyvavimas toks jis epizodiškas yra. Bet iš kur tada tos apraiškos, iš kur ta korupcija čia šitoje srityje? Nes labiausiai įvardinama tai būtent ir yra. Tai yra nepotizmas ir partiečių įdarbinimas savivaldoje. Stasy, aš tai daryčiau tokią prielaidą. Kaip mes šitoje vietoje galėtume padėti? Aš daryčiau šitą prielaidą, tokią prielaidą, kad čia yra dėl to. Jie tai įvardyja kaip didžiausią, kaip pasakyti, lauką šitom apraiškom būti. Dėl to, kad jie ima senesnių metų duomenis, kai dar pačios įstaigos vykdėsi atrankas. Gali būti dėl to, nes dabar, kai tai vykdo viešosios, kaip ten vadinasi, agentūra šitą viešo... Valdymo agentūra. Jo, viešo valdymo agentūra, tai kaip pasakyti, jau įtakos gali padaryti tik tiek, iškeldamas reikalavimus, kokio žmogaus tau reikia. Bet ir tai, tu rengiesi... Rūta, aš manau, kad galima būtų atsiklausti, kad ir mero arba administracijos direktoriaus, kiek priimta mūsų savivaldybei, bendrapartiečių. Beveik visi. Kurios partijos bendrapartiečių dabar klausimas? Įdomumo dėlei. Mero.
kaip mes žinom. Kokie Bet, konkursai ruošiami, šitie kas irgi dalyvaus konkursai, tuose konkursuose? kaip mes girdėjom, konkursai būna, kai sakot, ta agentūra rengia, bet kokio reikia žmogaus, čia jau savivaldybė duoda. Tai irgi gali būti, kad Bet šiaip savivaldybė, jinai renkasi, yra patvirtinti kriterijų sąrašas visada visom pareigybėm, visom funkcijom. Yra kriterijų sąrašas, iš kurių tu tiesiog pasižymi, kurie tau yra reikalingi. Ar net tu nesusigalvoji pats kažko naujo visiškai. Tai, nežinau. Aš galiu pasitarti su administracija, pasiklausti, ar apskritai tokie duomenys galimi gauti, nes tai vėl yra susijęs su asmens duomenų apsauga. Kodėl negalimi? Kodėl negalimi? Jeigu mes gi antikorupcijos komisija, kaip mes kitaip išaiškinsim tuos reiškinius? Aš galiu pasiklausti, pasitarti ir tada duoti žinoti, nežinau, nes aš nelabai įsivaizduoju to proceso, tada mes turėtume parengti kažkokį oficialų užklausimą, ar ne, administracijai, nurodyti konkretų terminą, kokių konkrečių ryšių, su kuo mes ieškome, ar ne, pagrįsti, kodėl mes to norime. Nes tiesiog pasakyti, duokite. Tai jūs galite remtis tom, kad jūs buvot konferencijoje ir ten buvo pabrėžta, kad būtent tie reiškiniai, nepotizmas ir akcentuota buvo į tos reiškinius. Ir antikorupcinės komisijos nariai susidomėjo, kaip pas mus reikalai vyksta. Jeigu viskas normaliai, tai viskas normaliai. Jeigu ne, tai gerai būtų žinoti. Gerai, dėl nepotizmo ir Stasy dar minėjai dar vieną aspektą. Bendrapartiečių. Tai tas pats. Ne visai. Užsirašiau. Gerai. Dar turim klausimų? Šiaip tai aš pasidomėjau, ne visi uždarbiai yra paviešinti mūsų puslapyje, ne visi, tarkim, tarybos sekretorius nėra. Aš pasidomėjau darbo užmokesčių, nėra niekur. Gerai, pasižymėjau. Pasižymėjau. Dar? Aš neturiu dar. Viskas. Nes iš esmės dar grįžtant prie to nepotizmo ir bendrapartiečių įdarbinimo, aš dabar galvoju, o kaip turėtų atrodyti tada pats procesas, kaip mes galėtume dalyvauti jame, užkertant kelią. Tai iki kito posėdžio tada galėtume pagalvoti apie tai. Ar tik tai post factum tikrinti, ar kažkaip bandyti? Paviešinimas, geriausia kova. Paviešinimas. Kiek, kas, kada. Irgi pasižymėjau. Gerai, mėly kolegos, labai dar kartą ačiū už darbą. Ar galiu baigti įrašymą, ar dar turit klausimų? Ačiū. Iš tiesų, tai ten ir daugiau tų pastabų buvo teikta. Galima buvo ten dar tos įstatus mums ir daugiau tų funkcijų.